Su jumis sveikinasi realybės šou specialistas Remigijus iš Šiaulių krašto, Šiaulių tunto Saulės Draugojos ir Šiaulių Saulės Draugojos žvejai. Sveiki! Sveiki! Šiandieną sėdime dėja patalpoje, nes ir oras nelabai leidžia, o ir laiko nelabai turime išvykti į žvejybą. Taigi šiandieną mes su jumis pakalbėsime tiesiog apie žuvų rūšis. Ir pirmoji rūšis gėlavandenės žuvis. Čia jau praeitos žvejybos turbūt žuvelė, pavadinimu ešerys. Teisimai čia raudė, ar ne? Ne, neraudė. Lynas yra pakrantės žuvis, dažniausiai tai yra gyvena dumble, šalia bent jau dumblo, žolėse ir minta, kaip minėjau, augalinių maistų ir šiek tiek to yra gyvulinės kilmės maisto. Lynai užauga seliava, viena iš tokių retesnių žuvų Lietuvoje, beje jos aptinkama tik keliuose ežeruose, aptinkama Platelių ežere ir Ignalinos rajone. Iš tikrųjų, seliavų sunkiai gausite įsigyti, tai va šiandieną jūs turite unikalią progą paragauti keptų seliavų. Jos tik vakar vakare mus pasiekė iš Platelių, tai skanaus. Ragaujame ir jums taip pat skanaus. Paskanu? Jo. Jo. Tikrai. Kokią žuvį valgai, džiugai? Seliava. Seliavą. Dabar pasiklausome apie tas skirtingas žuvis. Norėčiau tiesiog padaryti savikontrolės užduoteles. Iš karto atsakymą, jeigu žinote, šaukite garsiai. Kas čia per žuvis? Upėtakis. Gerai, kas čia per žuvis? Lydeka. Ne. Starkis. Starkis, šalnarkių. Kas čia per žuvis? Ešerys. Nu? Ešerys. Ešerys. Gerai, važiuojam toliau. Kas čia per žuvis? Stinta. Oi, ne. Na gerai, iš V raidės. Va. Va, vijūnas. Ne vijūnas. Vėgėlė. Garsiau. Vėgėlė. Vėgėlė. Gerai, kas čia per žuvis? Nu. Raudė. O iš kur žinai, kad čia raudė? Nespėjau. Nes raudoni pelekai. Raudoni pelekai. Vatvaj. Kas čia per žuvis? Karos. Šaunuolis Simai, karos. Gerai, tęsiam toliau. Kas čia? Tai kas čia per žuvis austėje? Kaip tau atrodo? Buoja. Paspausk. Ne, čia šakas. Šaunuolė. Kas čia per žuvis? Oi. Šiu dabar šiu. Neteisingai. Čia ne karpis. Simai, kas čia? Ir maniau. Perosas. Kas čia per žuvis, džiugai? Šaunu. Kas čia per žuvis, Mariau? Gerai. Čia yra ožka. Tarkim, perpelė. Sykas yra tikrai kitoks. Tai kas čia yra? Čia yra perpelė. Paimti ir nutempti žuvį, kas nėra, ar gėlavandenė, ar jūrinė žuvis. Simai, ką matai, atėjai nutempti.
Teisingai. Dar. Oi, ne, austėja, skumbrė yra jūrinė žuvis. Meknė yra gėlavandenė. Pavyzdys. Jo. Taip, stinta yra jūrinė žuvis. Na ir dar liko viena užduotis suskirsti pagal išvaizdą, kuri žuvis yra jūrinė, kuri yra gėlavandenė. Edvinai vieną žuvį paslenkia ir būtent. Čia pasirink mano. Ot ir ne. Ot ir ne, pleš. O prieš eidamas galvoju visai kitaip. Tvarkoj, austėja. Kas čia per žuvis austėja yra? Karpius. Jūroj ar ežere? Ežere. Ežere. Šaunuolė. Taigi, pasirinksim šitą vat žuvį. Kas čia per žuvis? Čia palauk, yra ta jūrinė žuvis, bet kokia neaišku. Čia yra gėlavandenė. Tai apsispręs, kad gėlavandenė ar jūrinė? Man atrodo, kad gėlavandenė, nes buvo iš pradžių. Čia šapalas. Nu taip, ta labai stipri žuvis. Judam. Na, šiandien tikiuosi, kad sužinojote šiandien daugiau apie tas žuvis ir, na, bent jau šiek tiek daugiau negu žinojate iki tol. Ir kaip sakoma, nei žino, nieks nei uodegos ir iki pasimatymo kitame pliaže.